Pagal ką yra parenkamos tos būtent medžiagos, jeigu yra tiek daug, skirtingi tipai, tai kaip žinoti, ko reikia? Pagal svorį, pagal vietą, nes jos skirtingų storių. Tai ant dugno svorio kaip ir negaila, galima dėti daugiau, tai klijuojasi kieta medžiaga ir jeigu telpa antras sluoksnis, irgi sunki tokia garso izoliacinė medžiaga. Jeigu tai pagal prioritetą žiūrėti, tai pagal ką reikėtų eiliškumo, tai durys, bagažinės arkos iš vidaus, posparniai, stogas, dugnas. Ant durų klijuojasi lengvesnės medžiagos, ant išorinės skardos klijuojasi 3 mm tokia palengvinta medžiaga, ant jos klijuojasi antras sluoksnis garso izoliacinė medžiaga, ant pertvaros klijuojasi dar viena medžiaga vibroizoliacinė, ant apdailų plasmasinių klijuojasi vėl vibroizoliacijos gabaliukai ir klijuojasi garsą sugerianti medžiaga. Paminėjai, kad priklauso nuo svorio, tai aš suprantu, ta pati medžiaga kažkokio svorio papildomą priduoda automobiliui. O jeigu priduoda svorio, tai kaip yra su jais parametrais, kurie... Kuro kiek ryja? Kuro kiek ryja, tada kaip su technikinė, kada svoris netitinka. Kiek dasideda svorio ir kiek kuro ryja. Tai sakau, pasisodinkite žmogų, pavažinėkite ir pajusite, kiek skiriu. Nes realiai tai RAV4, tai 80 kg dasideda. Šitam automobiliui bijau ką pasakyti, jis nemažas, bet turbūt 100 dasidės tikrai, gal net ir 110 koksai kilogramų dasidės. Nes labai nemažai dugno, o dugne klijuojasi pakankamai sunki medžiaga iš tikrųjų. Bet kam yra aktualus svoris? Svoris yra aktualus lenktynininkams. Tai ar komfortas, ar lenktynės. Stabdymo kelias, įsibėgėjimo kelias. Taip, arba sunkia svoriam, kur kategorijas, ten jau žiūri, kurią pataiko. O kuro, žinai, su žmona važinėti ar be žmonos važinėti? Aišku, kad su. Tai kam ta izoliacija dėti, jeigu be žmonos važiuoji? Tarp kitko, kalbant apie izoliaciją, yra toks vienas irgi man labai įdomus klausimas. Yra kalbama dabar apie garsų izoliaciją iš išorės. O kaip yra su garsų izoliacija iš vidaus? Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogui yra aktualu užsimti kokiais nors intimiais žaidimais, bet pakankamai viešoje vietoje, galbūt aikštelėje, kur nebūtinai yra nuošali vieta. Apie tai nepagalvojau. Bet, kad, pavyzdžiui, iš išorės, kad telefonas mažiau girdėsis, tai tikrai, bet supraskime tai, kad stiklų tai nepakeisim, jeigu ten yra sudėti dvigubi stiklai, tai triukšmą praleidžia lengviau. Tai vienu žodžiu geriau rinktis nuošalės vietelės ir neprovokuoti aplinkybių. Kad šilčiau bus automobilį, tai tikrai. O tarp kitko jo, kokia tada įtaka temperatūra? Garso izoliacijos privalumai yra sekantys. Tai ne tik tai, kad tu tyliai važiuoji komfortiškai, kad mažiau, kaip sakyti, triukšmas slegia psichologiją, ar ten, sakysim, nereikia radijos pasigarsinti, kad dar daugiau, žinai, kaip sakyti, per ausis dėtų. Bet yra ir šilumos izoliatorius, kaip namą apšildai, taip ir automobilio skardą apšildini. Tai jisai ilgiau būna šiltas arba mažiau įkaista nuo saulės. Čia irgi prieš kažkiek tai metų vieno klientų pastebėjimas, aš net negalvojau, iš tikrųjų čia iš praktikos, jau kai klientai atsiliepimus neša. Net vienas Teslai, kai priekyje būna bagažinė, sako, o dabar turiu šaldytuvą, sako. Geras. Nes jisai kaip šilumos izoliatorius veikia ir sako, jaučiu, kaip va, ten atsidarau dar po kelionių, žiūrau, dar vėsų tenai tam automobilį. Ir antikoroziniai priemonė, nes kadangi skarda yra mažiau veikiama temperatūros skirtumo, jinai mažiau atsiranda rasos taškas ir tada jinai mažiau veikiama korozijos. Čia realiai duoda daugiau privalumų negu vien tik tai, kad yra garsą izoliuoja, bet dar turi ir daugiau. Gal yra dar kažkokių privalumų? Muzika ženkliai geriau pradeda groti. Jeigu tu, pavyzdžiui, nusipirki automobilį ir ten muzika prasčiau groja, vien tik tai susiklijavus garso izoliaciją, mano asmeninis pavyzdys, aš ten turėjau Tuaregą 12 metų, kur su gera audio aparatūra. Ir turėjau Nissaną 20 metų naują, kur sakau, muzika čia nieko gero, reikės kažką daryti. Bet išklyvau garso izoliaciją ir iki muzikos pakeitimo nedaėjau. Šiandien gal jau daeičiau, bet tada dar nedaėjau, nes iš tikrųjų kokybė man visiškai. Tai va, dureliai susidaro švariau, tvarkingiau. Vienas irgi Teslos savininkas sako, pastebėjimas dar vienas yra tas, sako, kad atsirado pas mane durų pritraukėjas. Tiesiog uždarau, sako, atrodo, kad pritraukia tas duris. Nes jos, kai sunkesnės biški ir kai tu jas uždarinėjai, tai jos taip dusliau užsidaro maloniau. Sakysim, kelyje automobilis sunkesnis ir biški stabilesnis, mažiau jisai įveikiamas vėjo prasilekiančių automobilių ir šiek tiek jisai stabiliau važiuoja. Svorio centras yra geresnis, ta prasme. Dar buvo irgi klientų pastebėjome, kad važiuojant, sako, nesigirdi jokių ratų bildesių.
Ta prasme, kad guoliai tenai, gal čia ir minusas, bet ir pliusas, kad... Negirdi problemų. Negirdi problemų, gal čia ir minusas, bet... Tai čia moterim. Čia plius... Bet mes ir darom automobilius, kurie yra nauji, apynauji, seni nedavažiuoja iki mūsų. Mums pateikia automobiliai, kur nori atsakomybę permesti ant mūsų, sakysim, ir gali sumokėti didesnius pinigus, negu kad ten pats eitų klijuoti ir ten į kokį garažą važiuoti. Jo, ar būna taip, kad žmonės patys sugalvoja klijuotis, ar tai yra įmanoma, nes vien matant, kiek čia reikia visko išrinkti, dar yra iššūkis surinkti atgal. Kaip aš ir sakiau, su ankstesniuose videose, mums gal net ir paprasčiau yra parduoti, pakonsultuoti ir klijuoja. Paprastai tie, kurie klijuoja patys, mes visą laiką stengiamės perspėti, konsultuoti, bet jie tikrai daugiau medžiagų suklijuoja. Nes ne visur reikia klijuoti, kaip kad atrodytų, žinai, kaip paveiksliukai ištepetuota būtų. Čia irgi buvo keli klientai ir čia paskutinis vienas buvo, nežinau, sakau, kur tu čia tas medžiagas ten į tą automobilį dedi, sakau, mes jau čia dvigubai negu mes tiek suklijam. Viskas gerai, sako, aš maksimaliai. Mes irgi vieną RAV 4 tokį, sakau, paeksperimentuokim, padarykime pilnai. Daugiau negu kad paprastai, žinai. Padarykime. Ir yra ta riba, kur jau virš jos, ta prasme, ten ant tiek minimaliai, kad tos investicijos jos nevertos naudos. Kaip ir, pavyzdžiui, panelės ardymas, ne? Jeigu taip žiūrėti jau pilną garso izoliaciją, tai gal reikėtų išardyti tą panelę, užklijuoti dar garso izoliaciją už panelės ir tada vėl surinkti, bet kaštai tiek dideli yra jos išardymo surinkimo, kad to efekto negausi tokio, kad ten apsimokėtų tai daryti. Jeigu mums atvaro automobilį išrinktą panelę, tai taip, susiklijuoja, bet taip, kad užsiimti ardymu, ten sugaišti didelę dalį laiko, o laikas yra pinigai. Panelė ir pats yra neblogas garso izoliatorius, tai nėra prasmės. Tai aš suprantu, jūs realiai ne tik paslaugą atliekat, bet jeigu reikia, galite atskirai ir medžiagas parduoti. Tai pačius kainodarą susidaro iš medžiagų ir atskirai darbo, kuris. Tai labai irgi tas rūpimas visiems klausimas, o tai kiek ta pramoga tokia kainuoja nuo A iki Z pagal pasirinkimą automobilio dydį, kas daro įtaką kainai? Vidutinės klasės automobilis, toks nei didelis, nei mažas, čia jau biški didesnis. Jeigu, tarkim, toks kaip RAV 4, ten koks nors Volkswagen Tiguan, tokio dydžio, ne, tai maždaug darbo sąnaudos apie 33-35 darbo valandos meistro. Tai reikėtų skaičiuoti su mūsų visais mokesčiais, mylimais, kuriuos turim atiduoti pusę didesnę pusę valstybei, bent jau 40 eurų kvalifikuoto meistro valanda. Tai matematika paprasta. Plus medžiagos. O medžiagos tai nemoku sutaupyti ant medžiagų. Tai prasme, aš galiu išardyti darbo tiek pat, bet paskui taupyti ant medžiagų, ten sutaupyti ant 200 eurų ar ten 150, kad ir 300 eurų. Kažkaip gaila būtų, žinai, kaip sakyti, toje vietoje taupyti. Svarbu kokybiškai. Kokybė tai yra išrinkime, surinkime. Čia yra kokybė pagrindinė. Klijuoti gal ten visi tapetuot mokėtų, jeigu labai norėtų. Tik tai reikia žinoti, aišku, kurias vietas, kokio medžiagom klijuoti. Pati esmė darbo tai yra kokybiškas išrinkimas, surinkimas. Ir čia nepriskubėsi. Negalėsi, davai greičiau varyk, čia, žinai, laikas man tiksi, žinai, pinigai. Negali tai.